Constrainai, apribojimai. Dažnai projektos yra taip, kad projektas jisai padaro tvarkaraštį, bet neatsižvelgia į kažkokias tai datas, kurios jau iš anksto yra žinomos. Ir pavyzdžiui, gali būti žinoma, kad va šitas pravesti susitikimų su konkurso dalyviais gali būti taip, kad negali prasidėti anksčiau negu sausio mėnesį. O jis dabar pagal viską prasideda, pavyzdžiui, rugsėjyje. Tai vat kaip projektui pasakyti, kad tam tikros datos yra kitokios negu projektas suskaičiavo. Tam yra constrainai. Ir pamenat, constrainai yra, reiškia, 3 rūšių. Lankstus, pusiau lankstus ir griežti. Nu, vat įsivaizduokim, jeigu yra pas mus, reiškia laikas, projektas suplanuotas ir va čia bus pas mus. Tai jeigu mes paimam pirmą tipą, lankstus, as soon as possible, as late as possible. Tai reiškia, constrainas, ką jisai daro? Arba jisai stengiasi projekto užduotis padaryti kuo anksčiau, arba priešingai, jisai per visą projekto laikotarpį stengiasi užduotis padaryti kuo vėliau. Pusiau lankstus reiškia, kad mes projektą padaliname į 2 dalis. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, prasidėti anksčiau negu. Tai yra, jisai gali prasidėti bet kada va čia, bet ne anksčiau negu šitą liniją. Ir priešingai, reiškia baigtis ne vėliau negu, bet kada negu šitą liniją. Ir trečias tipas yra griežti. Tai griežtas yra tada, kada mes pasakom, kad konkretus darbas arba turi prasidėti, arba turi baigtis būtinai konkrečia data. Tai reiškia, jis jokio judėjimo į šonus neturi. Tai va dabar grįžkime prie Viva Alex pavyzdžio. Tai tam pavyzdį mes galim pasakyti, dėl kažkokių tai priežasčių, mums žinomų, kurių projektas nežino, sakysim, va šitas darbas negali prasidėti anksčiau negu sausio mėnuo. Tai tokiu atveju dvigubas paspaudimas, advance skirtukas, visą laiką paspaudus dvigubą paspaudimą, eikite į advance skirtuką, nes čia yra visos reikalingos funkcijos. Ir matote, constraint type, kokio tipo constrainas. Tai aš aišku sakau, vat jeigu dabar į lapą pažiūrėsite, tai prasidėti ne anksčiau negu, tai reiškia vat šito tipo constrainas. Yra kažkokia tai data, nuo kurios tik tai jisai gali prasidėti. Tai start not earlier than. Ir pasakau, lapkritis, tik tai, kad metų nesumaišyčiau, kokie čia metai buvo. Tikriausiai 16 jau. Sausio, pavyzdžiui, 4 diena tegu būna. Va. Palei nutilėjimą koks yra as soon as possible? As soon as possible. Pagal nutilėjimą yra va šitas as soon as possible. Ir jisai stengiasi, jeigu paimsime, sakysime, čia yra projekto planas, tai jisai stengiasi kiekvieną užduotį stumti kiek įmanoma į projekto pradžią, bet ji negali nusistumti dėl to, kad užduotis yra surištos ryšiais. Nu, sakysim, ryšiais sujungtos. Ir tiek, kiek gali, jinai dastumė. Bet jeigu aš ryšį tik tai paleisčiau, sakysim, šitą ryšį panaikinčiau, tai ta užduotis verčiama constraino iš karto nubėgtų va čia į projekto. O dabar aš pasakiau, kad reiškia užbrėžiau sausio 4 brūkšnį ir pasakiau, kad tik tai nuo to brūkšnio į vėlesnį laikotarpį, bet jokių būdų ne anksčiau. Bet žiūrėkim, jeigu kas nutiktų, jeigu mūsų projektas pradėtų labai smarkiai vėluoti, nu tas smarkiai, tai aš įdėsiu taip 60 dienų. Matot, vat. Ir jau užduotis skirto sausio 4, jinai pradėjo toliau stumti projektą. Vat jeigu įdėsiu tenai 80 dienų, matot, jinai toliau eina. Bet jeigu tik tai būtų 40 dar ne, gal 5 aš įdėsiu. Va, jinai sustoja. Ties ta riba sausio 4 jinai sustoja ir į šitą pusę jau eiti nebegali. O jeigu būtų taip, kad, sakysim, pravesti susitikimus su konkurso dalyviams reikia kažkokių tai užsienio, nu ten išikėjęs, pavyzdžiui, ekspertų. Ir tie ekspertai jau yra numatyta, kad atvažiuos sausio mėnesį. Tai tada aš turėčiau uždėti constrainą,
kuris būtų visiškai nejudrus. Tai yra arba must start on, arba must finish on. Darykim must start on. Ir pasakau, kad būtinai sausio 4 šitas darbas turi prasidėti, nes taip yra jau susitarta su IKEOS ekspertais. Ir viskas. Ir tada sako, uždėti. Ir uždėjo. Dabar žiūrėkim, kas būtų, jeigu šitie darbai vėluotų. Aš specialiai taip matot. Ir šitas būtent susitikimas, jis niekur kitur negali nuvažiuoti, nes jam yra uždėtas must start on constrainas. Reiškia, kad būtinai turi prasidėti ta data, nepriklausomai kaip dėliojasi pas mus. Ir dar yra vienas labai svarbus nustatymas. Reiškia, yra du būdai. Kas bus svarbiau? Ar ryšys, ar constrainas? Pagal nutylėjimą constrainas yra stipriau negu ryšys, bet aš galiu šitą situaciją pakeisti. Dabar grąžinsiu atgal šitą. Sakysim, yra šitokia situacija. Ir aš nustatymuose galiu pakeisti. Matot, kad užduotis visą laiką elgsis pagal constrainą. Ir aš nuimsiu šitą dalyką. Ir dabar kas gausis? Jeigu aš viršiju tą terminą, matot, pradėjo stumti projekto planą, bet iš karto ikonėlė pasikeitė su ženklu. Tai reiškia, kad yra pažeistas constrainas. Matot, atsirado šitas. Kol nebuvo pažeidimo, yra tik tiesiog, kad yra constrainas. Bet kada yra pažeidimas, jis iš karto pakeičia ikonėlę ir atkreipia dėmesį, kad šitoj vietoje reiškia arba ekspertai turi vėliau atvažiuoti, arba mano sekantis darbai negali tęstis. Deadline'as, tai yra galutinė termino data.